Treneri, pradžia lyg ir buvo gana nebloga, turėjo ir 7 taškų persvarą. Kas nutiko po to? Aš manau, kad mes praleidom, nesutarkėm iš tikrųjų su žaidimu 2 prieš 2. Iš tikrųjų, Jutas ir Janavičius, ir šitas, ir tas amerikonas Jolas dabar. Sulošė tikrai neblogai, draskė mūsų gynybą. Kad aš galvoju, tai yra pagrindinis dalykas, kurį mes nepadarėm taip, kaip mes turėjom padaryti. Prieš rungtynes akcentavo 3 dalykus: greitą Šiaulių žaidimą, snaiperius ir kovą po krepšiais. Kamuolius lyg ir laimėt, bet greitą žaidimą taip sustabdyti nepavyko šiandien. Vis dėlto aš manau, Šiauliai vis dėlto žaidė Europoje ir žaidė tikrai su gerom komandom, tai duoda jiems labai didelę naudą, aš manau, ir tie jauni žaidėjai, kurie atėjo į Šiaulius, tikrai apaugo ne galvą, bet 1,5 galvos. Taip kad žaidžiant, tai viską darė šiandien daug greičiau. Dėl to aš manau, ir mes jį nesustabdėm. Guminiuko žaidimas nustebino jūs? Aš mačiau, kaip jis žaidžia. Vis dėlto 2:20 nuo pradžių sezono jis tikrai smarkiai patobulėjo. Treneri, kaip pats jautėtės prieš rungtynes ir prieš savo buvusią komandą? Nedrebėjo širdis himną grojant? Ne, nedrebėjo man širdis. Iš tikrųjų, darbas yra darbas, sentimentai yra sentimentai. Be abejo, aš turiu sentimentų Šiauliam ir aš turėsiu visą laiką. O dabar aš esu Utenoje ir aš stengiuosi išlošti kiekvienas varžybas Utenoje. Su Antanu Sireika pažįstami daugybę metų žaidė kartu. Pavyko vienas kitą nustebinti kažko dar šiandien? Aš per tiek metų žinau trenerį Antaną, jisai propaguoja labai greitą žaidimą. Ir turint gerus snaiperius ir žaidžiant greitai, aš manau, šiandien parodė, kad tikrai jisai tos dalykus išnaudoja. Treneri, Juventus komandai baigėsi pirmasis LKL ratas, baigėsi metai, BBL čempionatas. Kaip vertinate visą tą savo pusmetį darbo Utenoje ir komandos rezultatus? Aš galvoju, LKL mums tikrai mes galėtume stovėti aukščiau, mes pralošėm keletą varžybų, kur galėjom laimėti. BBL dar viskas ateityje. Treneri, galėtumėt ką nors palinkėti fanams, sirgaliams, komandai kitiem metam? Linkiu, kad tokia atmosfera, kokia buvo šiandieną, būtų kiekvienas varžybose pas mumis. Tai yra 6 žaidėjas, aš jau kartuojas keletą kartų. Tikrai yra smagu ne tik tai būti, ne tik dirbti, bet ir žaisti, aš manau, ir žaidėjom didesnis atsakingumas yra žaidžiant varžybas. Tai va, kviečiu visą laiką tik tai ateiti pas mumis, sirgti už mus ir mes bandysim džiuginti pergalėm.